Šiandien laidoje matysite. Vis dažniau apsvaigę keleiviai bando atimti iš taksi vairuotojų pinigus ar kėsinasi pagrobti automobilį. Taksi bendrovės priverstos investuoti į modernes saugos sistemas, pranešančias apie pasikėsinimą. Gelbėtojų patarimai vairuotojams. Kokia turi būti sėdėsena vairuojant automobilį? Rubrika Patrulis. Ar gali vairuotojas atsisakyti patikrinti jo blaivumą? Dakaro maratonas baigėsi. Jo finiše abu lietuvių ekipažai. Gatvės reporteris. Geriausių vairuotojų nufilmuoti vaizdai gatvėse ir keliuose. Taip pat saugaus eismo žinios. Taksi vairuotojų darbas tampa vis pavojingesnis. Agresyviai nusiteikę keleiviai bando apiplėšti ar atimti automobilius. Taksi bendrovės nuolat laužo galvas, kaip apsaugoti darbuotojus. Здорово! Važiuojam į kirtimus, vairuotojai. Jo, davai. Tempu. Jo. Šitą klausyk, mašinų rūkyt galima pas tave? Ne. Bet tu klausi, kaip visas. Ar girdi, kiek čia kirtimų kainuos pas tave? Iki kirtimų apytiksliai bus kokie 40. Tu mums tik per tempu. Mums už 5 minučių reikia būti. Davai už 20. Nieko nežinau, davai. Į načnyką reikia užvažiuoti. Davai. Paimsim ten bonkę vieną. Kas ten, turi parūkyti? Ne, pamiršau. Tik va, vairuotojai, daug parūkyti, Davai, šauliai. Vai, greičiau, laiko neturi. Davai. Va, telką paėmam. Parūkyti, Davai, telką įmam. Laikytai jau. Paimam. Įmam tik tai, susuk. Va, greičiau vairuotojai. Gerai uždirba, a? Normaliai. Ar turėsi pinigų pakeisti 100 litrų? O kam keisti? Reikia įsikeis smulkiumą šiandien. Kiek galėsiu, tiek iškeisiu. Ar tu susitarsim? Žiūrėk, Kosta, skaičiuklis kiek primuši. Kažkur jau netoli. Skaitliukas primuši. Čia nesąmonės rodo. Davai čia stok. Davai, užtenkam. Davai. O čia Kaip jie sakė, tai kirtimus važiuosi. Čia iššoks. Davai, mes automobilio mokėsim. Taksi vairuotojo užkalimas – jokia naujiena. Vis dažniau apsvaigę keleiviai bando atimti iš vairuotojų pinigus ar kėsinasi pagrobti automobilį. Gausybė atvejų, kuomet agresyvūs keleiviai tiesiog nori pasityčioti iš vairuotojų ir primeta jiems savo valią. Liepia važiuoti, nors susimokėti neturi kuo. Nuo agresorių ypač kenčia taksi automobilius vairuojančios moterys. Teko man kažkurį tai laiką dirbti būtent taksi vairuotojų. Iš tiesų buvo tokių situacijų, ypatingai jeigu kalbant apie tą saugumą, ypatingai tai yra vežiojimas klientų, aptarnavimas klientų naktimis, o ypatingai penktadienio ir šeštadienio naktimis, kada klientai yra gerokai įkaušę, ypatingai jeigu jau jaunimą kalbant, tai galima sulaukti visko. Ir iš tiesų teko pačiam sulaukti tokių, nepavadinčiau visiškai grasinimas, bet tiesiog, kada žmogus yra išgeręs gerokai, neadekvačiai galvoja, masto, tai be abejo galima ir susilaukti visko. Tai vieną iš tokių situacijų, atsimenu, važinėjau labai visai trumpą tokį atstumą ir lyg tai save laikau visą laiką psichologiškai pasiruošusiam visokiom situacijom ir suvaldyti tą visą mūsų pokalbį. Tačiau vienas iki teko sulaukti grasinimo, kai jau pasiruošė pulti mane
su šaliku. Sakė, pasmauksim tave, išmesim, apvoksim ir panašiai. Tai vat, ir tai visai buvo realus toksai grasinimas, tai tiesiog sustojau ir pasakiau, toliau negalim tęsti kelionės. Viena mano bendradarbė jo buvo kaip paėmė keleivius, kaip suprantu, iš gatvės, ten kažkur tai senamiesty jisai. Vat, tik nežinau, kur važiavo, į kurią pusę miesto. Grinai bandė turbūt užpult, kaip suprantu, atimt raktus ir pasinaudoti automobiliu. Nes pamatė, kad naujas automobilis gan galima pasivažinėti už dyką. Bet kaip suprantu, žmogus vis dėlto kažkaip susisiekė per pagalbos centrą turbūt su pareigūna, jis ir juos sulaikė. O pas mane asmeniškai tai irgi buvo, ne tai, kad užpuolimas, grinai toks kvailas, berniukiškas atvejas. Irgi paėmiau iš gatvės žmonės. Vieną žmogų tai aš pažįstu. Bachūras buvusis mano bendradarbės. Tarp jo merginus vyko kažkoks konfliktas, jie ten diskutavo, tai paudrį gana. Davažiavom, tvarkingai žmogus sumokėjo. Savai aišku, jisai išgėręs, panelė išgėręs alkoholio. Ant tų, kaip sakoma, garų. Nežinau, kas jam nepatiko. Išėjo iš mašinos, uždarė duris, apėjo mašiną iš galo ir, grinai, arba su alkūnė, arba su kumščiu per galinį stiklą bagažinės ir išdaužė. Ir viso, aš iš mašinos išėjau, kad, sulaikyti jo, jisai bėg, bet toli nepabėgsi, žinau tave. Viskas. Paskambinau policiją, irgi pranešiau, užfiksavom įvykis, rašėm protokolą, viso. Kokie miesto rajonai pavojingiausiai yra, galbūt kai kurios rajonus ir pavojinga važiuoti tamsiu paros metu? Šiaip iš pavojingiausių galiu pasakyti rajonas aplinkui kirtimus. Taip vadinama čigonų taborą. Ten niekas nenori ten važiuoti ir vežti keleivius. Taip, bet kokiam galiu pasakyti, miesto rajone gali įvykti toks įvykis, nes, visų kaltė, visų pirma, alkoholis. Žmonės atsipalaidoja ir, įsivaizduoja, kad jie visi galūs. Viena Vilniaus taksi bendrovė susirūpino savo darbuotojų saugumu ir į automobilius pradėjo montuoti saugos signalizacijas. Tikimasi, kad stebuklingas mygtukas apsaugos nuo užpuolikų. Idėja kilo prieš gerą pusmetį. Turim keletą merginų vairuotojų, kurios paprašė, kad jeigu būtų įmontuota kažkokia tai vairuotojų saugos sistema į automobilius, kuri apsaugotų darbuotojas, tai jos pažadėjo daugiau kolegijų atsivesti kaip vairuotojų į darbą. Tai ėmėm analizuoti RINA analogų pasaulyje ir radę per pusmetį kanadietišką pavyzdį susimontavom ir pas save. Ir dabar keliuose automobiliuose sumontuota ta sistema? Pradžiai dabar sumontuota šią savaitę bus 5 automobiliuose, o paskiau žiūrėsim, palaipsniui įdiegsime visus automobilius, kad vairuotojai jaustųsi saugesnį darbo vietoje. Ir kaip įveikia? Yra atitinkamas sumontuotas automobiliuose daviklis ir jį palietus salone užsidega šviesa, automobilio avariniai žibintai pradeda žibėti, garsinis signalas, lemputė specialiai montuota, prie kurios yra nurodytas 112 pagalbos telefono numeris, bei duodamas signalas į dispečerinę, o dispečerinė, matydama, kurioje tiksliai vietoje randasi automobilis, galėtų iš karto kviesti pagalbos telefono numerį ir išsiųsti policijos ekipažą. Dėmesio visiems. Daržovių gatvėje 3 užpultas mūsų automobilis. Valstybinis numeris 12091. Prašau netoliese esančias mašinas skubėti į pagalbą. Kelių patrulis laidos Ne vienas kelyje rubrika.
Vairuotojams keliuose ir gatvėse tenka susitikti su kelių patruliais, tad šioje rubrikoje pasakosime, kaip turi atrodyti pareigūnas, kokie yra policijos darbo metodai, kada jį gali vairuotojus stabdyti, o kada ne ir panašiai. Taigi kelių patrulių klausime, ar gali vairuotojas atsisakyti patikrinti jo blaivumą, kokios jam dėl to gresia sankcijos. Policijos pareigūno reikalavimų vairuotojas privalo leistis vyriausybės nustatyta tvarka, patikrinamas, ar yra blaivus ir ar nevartojęs psichotropinių medžiagų, kurios uždraustų jam toliau vairuoti transporto priemonę. Ir atsisakymas nuo tokio patikrinimo sukelia labai skaudžias pasekmes, tai yra, jeigu vairuotojas nesutinka pasitikrinti, tai yra prilyginama kaip sunkiam girtumo neblaivumo laipsniui. Ir tiesiog rekomenduočiau vairuotojams prieš sėdant už vairo išgėrus alkoholio, koks tai būtų kiekis, visą laiką pagalvoti, kad pasekmės gali būti labai liūdnas. Prieš savaitę baigėsi Dakaro lenktynės, bene sunkiausias 2 savaičių maratonas Pietų Amerikoje. Daugiau nei 9000 km ralį iki pabaigos atlaikė 62 iš 147 startavusių automobilių ekipažų, 78 iš 174 motociklininkų, vos 15 iš 44 račių vairuotojų ir 50 iš 70 sunkvežimių komandų. Paskutinis etapas tikrai nebuvo paprastas formalumas automobilių įskaitoje. Titanišką darbą vydamasis bendrosios įskaitos lyderį Nani Roma po nesėkmingai susikloščiusio trečiojo etapo atlikęs prancūzas Stefanas Pitarancelis penktadienį galiausiai išsiveržė į priekį, bet šeštadienį finiše jį aplenkė komandos draugas Juanas Nani Roma.
Tai antrasis jo titulas. Pirmą kartą lygiai prieš 10 metų lenktynėse jis triumfavo važiuodamas motociklu. Trečią vietą pelnė greičiausias šio Dakaro ralio pilotas iš Kataro Naseras Al-Attiyah, kuriam triumfuoti finišą neleido pirmoje lenktynių dalyje teisėjų skirta valandos bauda. Visi 3 prizininkai vairavo akivaizdžią persvarą dominavusius mini automobilius. Motociklininkų įskaitoje nugalėjo ispanas Markas Koma su KTM motociklu. Vicečempionu tapo ir Ispanijos bei KTM motociklų pergalę padvigubino Jordi Villadomsas. Trečias liko Olivier Peinas su Yamaha. Nuostabę 16 vietą galutinėje rikiuotėje užėmė vienintelė motociklų Valparaisą pasiekusi moteris Ispanė Laia Sanz. Keturračių įskaitos laurai pirmą kartą atiteko čiliečiui Ignacio Casale su Yamaha, kuris prieš metus buvo antras. Dakaro sunkiasvorių sunkvežimių įskaitoje prieš metus laimėtą trečią vietą į nugalėtojų titulą iškeitė rusas Andrejus Karginovas su Kamaz. Jis tik 3 minutėmis aplenkė didžiąją lenktynių dalį dominavusi Olandą Gerardą Derojų su Iveco. Trečią vietą užėmė praėjusių metų nugalėtojas Eduardas Nikolajevas. Greičiausiųjų penkete finišavo net 4 Kamaz komandos sunkvežimiai. Lietuvio Benedikto Vanago ir baltarusio Andrėjaus Rudnickio ekipažas su Oskaro automobiliu finalinėme 13 Dakaro etape užėmė 24 poziciją ir bendroje suvestinėje užėmė 35 vietą. Viskas turi pradžią, viskas turi pabaigą. Mes visi iš tiesų jau galvojame apie 2015 metų Dakarą ir niekas nestovi vietoje, mes visi einame į priekį. Kitas lietuvių Antano Juknevičiaus ir Vytauto Obulevičiaus ekipažas su savo gerokai apdaužyta Toyota galutinėje rikiuotėje buvo klasifikuotas 56 vietoje. Kaip teisingai sureguliuoti savo sėdynę tam, kad jūs saugiai galėtumėte važiuoti? Pirmiausia, dėl sėdynėje esančio galvos atlošo. Jis yra skirtas tam, kad apsaugoti jūsų kaklą priekinio smūgio metu arba galinio smūgio metu. Jis turi būti sureguliuotas taip, kad atlošo vidurys būtų ties jūsų pakaušio. Negalima laikyti galvos atlošo, kuris yra sėdynėje, ties kaklu, nuleidus iki pat apačios. Todėl, kad priekinio smūgio metu, pirmiausia, jūs iš inercijos judate pirmin, jūs sulaiko diržai, jūs sulaikosi oro pagalvė, o po to iš inercijos jūs grįžtate atgal į sėdynę ir smūgio metu, jeigu atlošas yra nuleistas apačioje kaklo lygyje, jūs tiesiog laužote savo kaklo slankstelius ir tai gali būti viena iš jūsų žuvimo priežasčių. Kitas dalykas, kaip arti sėdėti prie vairo. Prie vairo reikia sėdėti per sulenktas rankas. Kuo arčiau sėdynė yra pristumta prie vairo, priekinio smūgio metu, galinio smūgio metu, kai išsiskleidžia oro pagalvės, jūs potencialiai rizikuojate būti užmušti būtent saugumo priemonių. Ne kiek pačio smūgio, kiek saugumo priemonių, nes išskleidusi pagalvę, jinai gali jūs labai stipriai traumuoti. Todėl atstumas turi būti per sulenktas rankas.
tęsime konkursą Gatvių reporteris. Taigi šiandien vėl rodome jums tai, ką nufilmavo laidos žiūrovai. Slidžios gatvės ir keliai matyt tokia šių dienų aktualija. Paulius piktinasi slidžiais keliais, bet, kaip įprasta, kelininkai rajoninių kelių ne visada spėja laiko nuvalyti. Pirma, didžiausias dėmesys skiriamas respublikinės reikšmės keliams, o tik po to eilėje kiti. Štai kokia slidi sankryža. Tačiau ir patys vairuotojai ne visada pasirūpina, kad jų kelionės būtų saugios. Tingi nuvalyti sniegą ne tik nuo galinių ar šoninių langų, bet ir nuo priekinio. Įdomu, ką pro tokį stiklą mato šio Volvo vairininkas. Kažin, ar pastebėtų jis šią pėsčiąją. Arba tokį pėstįjį. Na, šaligatvių šioje vietoje nėra, bet rodos šiam žmogeliui nerūpi jo gyvybė. Nugara į srautą beveik viduriu kelio. Primename, jei nėra šaligatvio, pėstieji privalo eiti kairiu kelkraščiu, kad matytų atvažiuojančius iš priekio automobilius. O jeigu vairuotojų automobilis slysteltų, ėjikas net nesuprastų, kaip atsidūrė ligoninėje. Šiam senoliui pavyzdžių gali būti šis jau rodytas Pauliaus nufilmuotas jaunasis keliauninkas. Ne tik eina kairiajo kelio pusę, bet ir dairosi aplink bei stebi situaciją. Štai ir dar vienas teisingas pavyzdys. O ši situacija dviprasmiška. Passat automobilio vairuotojas ar vairuotoja nors ir pristabdė prieš pėsčiųjų perėją, bet nepraleido mamos su vežimėliu, kuri patingėjo pusmetrį paėjėti iki pėsčiųjų perėjos. Šį vaizdelį mums atsiuntė Karolis. Nardantis raute tarp automobilių motociklai ne naujiena, tačiau priekyje jo važiuojantis Seat, aplenkęs mėlynąjį Hyundai antraeilininką, pats tokiu tapo, nes kažkodėl jam reikėjo tuoj pat persirikiuoti į antrą eilę, o juk pirmoji dešinė buvo laisva, bent jau tiek, kad jį motociklininkas būtų spėjęs aplenkti. Dar vienas drąsaus motociklininko vairavimas, nufilmuotas vasarą. Jam trūks plyš reikia pralysti pro automobilių tarpą, kuris dėja yra per mažas. Tačiau dešinio automobilio vairuotojas arba jo nemato, arba specialiai nenori praleisti. Gal kitą kartą susiprasi man palikti 5 cm daugiau vietos? Matyt, toks buvo motociklininko pamokymas vairuotojai. Vaizdelio autorius rašo: aš pats motociklininkas, tačiau tokio elgesio primenančio karą keliuose nesuprantu. Štai kokį lenkimą nufilmavo Edvinas. Iki nelaimės buvo likęs vienas žingsnis. Ne veltui apie tokius sakoma kelių ereliai per brūkšnelį gaideliai. Ne kitaip. Jūratė nufilmavo avarijos pasekmes. Ji rašo, kelios savaitės prieš šventes Kauno gatvėse atsirado labai daug agresyviai manevruojančių vairuotojų. Rodos vienas toks su vairu dešinėje pusėje prisilakstė, rašo ji. Na, mes negalime teisti nei vieno, juk situacijos pradžios nematėme. Na, o ši salelė jau ne vieną vairuotoją prigavo. Tokios avarijos čia, Kareivių ir Verkių gatvių sankryžoje Vilniuje vyksta ne pirmą kartą, ypač tamsiu paros metu. Mat važiuojant tą kryptimi, kurią važiavo autobusiukas, eismų juostos šiek tiek siaurėja ir gatvė sukasi vos dešiniau, tad nepakankamai pažymėta salelė atsiranda tiesiai priešais antrą juostą važiuojantį vairuotoją. Truputį prisnaudai, štai ir bach. Ir dar keli vaizdeliai, kuriuose veikėjai Mercedes-Benz automobiliai. Autorius rašo, su Mersu važiuoti galima, bet kaip. Beje, lenkti jų galima ir iš kairės pusės, tik gal ne taip pavojingai prieš atvažiuojantį automobilį. Beje, plačiakampių kamerų nufilmuoti vaizdai neatrodo tokie pavojingi, kaip yra iš tikrųjų, nes kiti automobiliai atrodo toliau nei matome akimis. O šis prabangus Mercedes-Benz CLS per kelias juostas iš dešinės nutarė pasukti į kairę. Kad BMW nerodo posūkių, jau sklando legendos, o jeigu dar tai vyksta Šiauliuose, tai nieko nestebina. Štai vaizdelis, kuriame net 4 kartus buvo neparodytas posūkio signalas. Persirikiuojant 1, 2 ir iškart 3. Ir štai, posūkių Šiauliuose nerodo ne tik BMW. Juokai juokais, bet juk anekdotai negimsta be pagrindo. Kaip sako vienas rusų humoro korifėjus, kiekviename juokelyje yra ir dalelė juoko.
O štai visai kitoks BMW. Ir posūkio signalą rodo, ir padėkoti nepamiršta. Nereikia varyti ant BMW, rašo mums neprisistatęs žiūrovas. Štai koks kultūringas vairuotojas ar vairuotoja. Mes sutinkame su autoriumi. Tikrai ne visi BMW vairuotojai tokie, apie kokius pasakojami anekdotai. Liaudies patarlė teigia, deguto šaukštelis kartais ir visą statinę medaus pagadina. Kalėdos ir nauji metai – eglučių metas, tačiau po 3 karalių jas galima rasti ir gatvėse. Tiesa, ne augančias, o pamestas. Na ir dar vienas labai įdomus laiškas. Rašo Tatjana. Šį vaizdelį siunčiau į vieną interneto portalą, tačiau komentatoriai mane tiesiog nužudė. Rašė, kokia aš durnelė, kad pati vairuoti nemoku, stoviu, kažko laukiu ir panašiai. Jeigu jūs laidos kūrėjai taip pat pamanysite, kad nusižengiu kelių eismo taisyklėms, šaunu, tuomet parodykite. Taigi ir rodome, pažiūrėkite. Autorės automobilis kantriai laukia, kada galės pasukti į kairę. Tačiau į sankryžą ar ant pėsčiųjų perėjos neįvažiuoja. Iš priekio važiuojantis kerta sankryžą iki pat geltono šviesoforo signalo ir nepagalvoja, kad kiti sankryžoje taip pat laukia baigti manevrą. Tokie mes jau esame. Ne visada pagalvojame apie kitus. O štai šis vairuotojas toks nekantrus ir skubantis, kad sugalvojo pravažiuoti sankryžą degant raudonam šviesoforo signalui. O jei dar į sankryžą būtų įvažiavusi autorės mašina, ji būtų užkimšusi sankryžą, kaip kad padarė šie vairuotojai antrame vaizdelėje. Tikriausiai tokie Tatjana jums ir rašė komentarus. Deja, dažnai vairuotojai visi labai skuba. O štai autorės automobilis džentelmeniškai neįvažiavo į sankryžą ir todėl srautas, kuris važiavo tiesiai, galėjo judėti apvažiuodamas tuos labai skubančius ir įvažiavusius į užsikimšusią sankryžą. Lenkijoje nuo 2015 metų įvedamos didžiulės baudos už vairavimą išgėrus. Teisė važiuoti už šį nusižengimą galės būti atimama iki 15 metų. Tokiu būdu Lenkija tampa viena griežčiausia neblaivius vairuotojus baudžiančių šalių pasaulyje. Jokios nuolaidos nebus taikomos ir pirmą kartą tokį nusižengimą padariusiems asmenims. Jiems bus paskirtos 5000 zlotų arba maždaug 4130 litų baudos, o vairuotojo teisės bus atimtos iki 3 metų. Pakartojus šį nusižengimą, bauda sieks iki 10 000 zlotų arba maždaug 8000 litų, o teisė vairuoti bus atimta 15 metų. Taip pat naujoji tvarka numato, kad nuo 2015 metų kiekvienas vairuotojas bus įpareigotas automobilyje turėti alkotesterį. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos valdybos pareigūnai pastebi prie pakitusio eismo sąlygų neprisitaikiusius vairuotojus, vairuojančius automobilius, nuo kurių nenuvalytas sniegas. Pareigūnai įspėja, kad apledyje iš vidaus aprasoja automobilių langai ir ant jų nuo stogo slenkantis sniegas gali stipriai riboti matomumą pačiu kritiškiausiu metu ir lemti nelaimę. Policija pabrėžia, kad prieš pradėdamas važiuoti vairuotojas privalo iš anksto tinkamai pasirūpinti transporto priemonės techninę būklę, tinkamomis padangomis, šviesos prietaisų ir stiklo valytuvo veikimu. Svarbu pasirūpinti, kad automobilyje pakankamai būtų automobilio langų apiplovimo skysčio, sniego valymo šepečiai, ledo grindikliai. Valstybinio numerio ženklai turi būti švarūs, o galiniai apšviesti. Pajudėti iš vietos galima tik tada, kai nuo sniego ir ledo visiškai nuvalyti automobilio stiklai, šviesos prietaisai, automobilio stogas. Praėjusiais metais mūsų šalyje eismo įvykiuose žuvo 258 žmonės, arba 44 eismo dalyviais mažiau nei 2012-aisiais. Tai mažiausias žuvusiųjų skaičius ne tik per 23 mūsų šalies nepriklausomybės metus, bet ir nuo 1959-60 metų, kai eismo įvykiuose žuvo po 279 eismo dalyvius. Eismo įvykiuose žuvo 98 pėstieji, daugiau kaip pusė jų, 63, žuvo tamsiųjų paros metu. Per metus užregistruota 3418 eismo įvykių, 26 mažiau nei 2012 metais, tačiau sužeista 4040 žmonių arba 88 žmonėmis daugiau. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 279 eismo įvykiai, juose 25 žmonės žuvo ir 392 buvo sužeisti.